Jis būna mielas ir geras tik išgėręs. Gavom istoriją, kurią trumpai pasistengsiu dabar jums perskaityti. Sveiki, ką galėtumėt patarti? Nebegaliu, žinokit, man taip sunku, kad negaliu nei miegoti, nei dirbti. Nieko tarp mūsų su vyru nėra bendro, jis nieko apie mane neklausia, nesidomi, nėra jokio intimumo, jokio artimo bendravimo. Tik vaikas ir vaikas. Vaikui jam 2 metukai ir 3 mėnesiai. Namo statybos ir vaikas. Pasiūlau savaitgalį kažkur išvažiuoti, ar į kiną, ar kur, sakė ne. Sakiau, tai tu niekur nenori kartu išvažiuoti dviese? Sakė, nežinau, nenoriu. Nenori net šalia jo miegoti. Mano kūnas įsitempia kaip styga. Bijau pajudėti, bijau šnekėti, bijau kažko paklausti. Ir jis tik išgėręs būna panašus į žmogų. Labai daug red flagų šitoje vietoje, aš pasistengsiu toliau pabandyti perskaityti, bet čia jau labai daug blogų dalykėlių santykiuose, apie ką toliau ir pakomentuosiu. Blaivas gražiai bendrauja tik su vaiku, o aš jį visur erzinu. Giliai širdį nori užbaigti viską, bet trūksta drąsos ir yra baime, kad gal padarysiu klaidą, nes išgėręs sako, kad labai myli mane. Jei jį palikčiau, būtų labai sunku jam. Dar viena labai svarbi vieta. Tuoj panagrinėsim plačiau. Sako, aš nežinau, gal kažkaip savaip, bet labai tave myliu. Stengiasi, dirba Norvegijoje kadencijom, bet išvažiavęs ir būdamas ten domisi tik vaikų, man niekada nepaskambino. Mano jausmus visada nurašo, sako, kad prisigalvoju, kad neturiu ką veikti, bet jis visiškai manim nesirūpina, trūksta šilumos, intimumo, nebūtinai sekso, o tiesiog vyro šilumos. Grįžo penktadienį po mėnesio laiko, jokio intimumo. Aš jau nebeinicijuoju, nes man atsibodo. Visada tai turiu daryti aš. Negaliu, aš jau nebe žmogus, o įsitempusi gitaros styga. Mano mintis ir būsena veda mane iš proto. Noriu tik verkti. Kad ir ką siūlyčiau, prašyčiau kažkur pasibūti dviese be vaiko, nieko jis nenori. Neištikimybę tikrai atmetu, nes jis pats buvo išduotas, be to jo tėvas išdavęs motiną ir jis labai šlykštisi. Man irgi visada sakydavo, kad jei eisi kažkur kažką daryti, tai žiedą nuo piršto nusiimk. Nežinau, ką daryti, kaip elgtis. Ar ignoruoti, ar nesidomėti ir juo, jam irgi neskambinti, kai jis išvažiuoja, labiau rūpinti savimi ir mylėti save. Man jis panašus į psichologinį smurtautoją. Anksčiau būdavo, kad Norvegijoje būdamas galėdavo ir savaitę nerašyti, neatsiliepti po mūsų konflikto. Neišgėręs, nemoka gražiai bendrauti, viskas jį nervuoja išskyrus vaiką. Mano nei šukuosenos, nei jokių pokyčių manyje nepastebi, visada man sako ir vėl tau negerai, ir vėl prisiknisai ir taip toliau. Ačiū Jums labai, jei kažką atsakysit. Taigi, nugavom labai sunkę, labai gilę, skaudžią istoriją. Įdomu tai, kad žmonės kartais gal galvoja, jog tokių istorijų yra labai reta ir mažai, tačiau labai daug pasitaiko panašių atvejų. Būtent tokių skaudžių, kai vienas iš partnerių, dažniausiai vyras, nepabijosiu tą pasakyti, dažniausiai vyras nesidomi savo moterim, neskiria jai laiko, neskiria švelnumo, dėmesio, neduoda jokio intimumo ir artumo, tačiau dirba, galbūt kartais ir vyrai sunkiai dirba ir neturi laiko tam, nenori ir panašiai. Tačiau tai labai dažna istorija ir labai daug skausmo patiria žmonės. Ir tai nėra tiesiog paprastas konfliktas, tai yra jau iš to, ką rašė šita moteris, visiškas išsekimas santykiuose. Tai yra visiškas santykių išsekimas tarp tų dviejų žmonių. Kas čia svarbiausia? Svarbiausia, norėčiau pabrėžti, kad tai nėra tik šitos moters kaltė ir nėra tik vyro kaltė. Iš vis mes čia esame ne tam, kad kaltintume. Ir du žmonės, esantys šeimoje, bandantis kurti bendrą ateitį, turintys, kaip žinot, vaiką, visada atsakingi už santykį yra abu. Todėl aš nenoriu čia nei vieno kaltinti, bet noriu pasakyti, kad atsakomybė šiuo atveju tenka abiem. Dar labai svarbu, kad moteris paminėjo, kad jinai labai jautri ir vyras vis kaltina ją dėl perdėto jautrumo. Tai noriu pabrėžti, kad ne, jūs nesate per daug jautri. Viskas yra gerai, jeigu jūs norite artumo, švelnumo, saugumo jausmo, pasitikėjimo. Jeigu jūs norite gražių pokalbių ir laiko dviese, visa tai yra sveikų santykių pamatas. Ir jūs nesate jokių būdų per jautri. Todėl atmetu šitą variantą, jūs nesate kalta tik viena ir jūs nesate per jautri. Dabar panagrinėsiu, kas iš tiesų čia vyksta šitame santykyje. Tai visų pirma, moteris gyvena su tokiu žmogumi, kuris yra labai emociškai nutolęs nuo tos moters. Jis visiškai emociškai neprisirišęs ir emocijų jokių tam žmogui nerodo. Kaip ir moteris rašė, jokio švelnumo, jokio artumo, jokio intimumo, jokio noro pabūti kartu. Tai jokio domėjimosi irgi nebėra apie tą moterį, kas rodo irgi labai smarkiai atšalusi santyki, kas yra beje labai dažna problema. Dar labai svarbu, kad moteris bent 2 ar 3 kartus paminėjo šitame laiške, kurį beje skaitau anonimiškai,
Vyras domisi vaiku, tai reiškia, jam rūpi kažkas, jis nėra visiškai atšalęs, atitolęs nuo savo visos šeimos ir pabėgęs kažkur į savo pasaulėlį. Ne, šitas vyras domisi savo vaiku, tačiau visiškai jokio dėmesio, nežinom tyčia ar netyčia, sąmoningai ar ne, bet visiškai jokio dėmesio nerodo savo moteriai, kuri beje turėtų būti pati svarbiausia ir svarbiausiai vietoj. Tik tada, kai du partneriai, du sutuoktiniai turi labai gražų tarpusavio ryšį, tik tada jie gali duoti tą pačią meilę, tą patį ryšį savo atžalai. Todėl pirmiausia, vyras turėtų rodyti šiuo atveju jausmus moteriai, tik paskui vaikui, na arba bent jau abiem kartu, o ne tik vaikui, bet nerodyti emocijų moteriai. Nu ir kas iš šito gaunasi? Gaunasi, kad atsiranda vidinis nepasitenkinimas santykiais. Moteris jaučia visišką vidinę baimę, kaip ir rašė, nes jinai netgi bijo, yra įsitempusi, kaip jį minėjo, kaip gitaros styga. Beje, gražios metaforos, ačiū jums labai. Šitos metaforos vėlgi rodo moters jautrumą, kad jinai dar netgi tokioje sunkioje situacijoje būdama sugeba meniškai galvoti, meniškai jausti, meniškai mąstyti ir turi savo viduje švelnumo ir jautrumo vis dar. Todėl niekas neprarasta, viską galima bandyti taisyti, jeigu yra abiejų noras. Tai šita situacija kelia didelį įsitempimą, jautrumą, šita situacija kelia baimę ir net sustingimą, kai moteris tiesiog nebežino, ką daryti. Panalizuokim, kas vyksta toliau. Kūnas taip pat reaguoja labai stipriai, kaip moteris sakė, labai noriu verkti, kūnas pats užsidaro ir santykiuose, kai moteris nejaučia saugumo, tai yra natūralu. Kūnas užsidaro, nes moteris nebenori atsiverti tokiam vyrui. Moteris nebenori netgi pati tikriausiai artumo su tokiu vyru, su kuriuo nesijaučia saugi. Nes vėl pagal Maslow piramidę paimkim, pagal mokslininkus, ką jie sako, psichologai irgi teigia, kad moterys dažniausiai nenori suartėti su tokiu partneriu, su kuriuo nesijaučia visiškai pilnai saugiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ši moteris ir nesijaučia saugiai, nes tas vyras nesuteikia jai jokio saugumo jausmo. Taip, jie statosi namus, kiek moteris rašė, taip jis dirba Norvegijoje, turbūt kadencijom, kaip rašė, tai suprantu, kartas nuo karto išvažiuoja, padirba ir vėl grįžta. Tačiau moteris nejaučia saugumo prie tokio vyro. Tai žinoma, kad kūnas įsitempia ir pats užsidaro ir moteris tiesiog nenori net suartėti su tokiu vyru. Ji negali net ramiai prie jo miegoti, nenori su juo kalbėtis ir negali atsipalaiduoti. Vėlgi, visiško nesaugumo ženklas. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad čia nėra jos išsigalvojimas ir dar kartą pasakysiu, kad tai nėra perdėtas jautrumas. Tai yra normali kūno reakcija, normali fizinė reakcija į negražią situaciją, į didžiulę nepagarbą iš vyro pusės ir didžiulį nesaugumą. Vėlgi, nesupraskit manęs klaidingai, aš jokių būdų čia nekaltinu vien tik vyro ir iš vis nekaltinu nieko. Aš tiesiog analizuoju plačiai situaciją, kas iš ko atsiranda ir pabandysiu duoti aiškius sprendimus ir aiškius patarimus. Galbūt tavo šeimoje, jeigu tu klausais dabar šitą video, irgi yra panaši situacija. Gal pas tavo draugė situacija yra panaši, todėl pasidalinkit būtinai šitą video su tais, kur jaučiat, kad žmonėm yra svarbu ir jaučiat, kad galbūt kažkam gali padėti išeiti iš tokios situacijos, pagerinti šitą situaciją arba atkurti gražius santykius, kas ir būtų prioritetas. Taigi, kai kūnas sako, kad aš esu nesaugi kaip įsitempusi styga, tokia moteris nenorės niekada būti su partneriu artima. Tokia moteris nebenorės iš vis nieko kurti ir iš vis praras save, taip nebesirūpindama savimi, kas ir atsitiko turbūt šioje situacijoje. Panagrinėkim šiek tiek moksliškai, kas čia vyksta. Kai žmogus jaučia atsitraukimą arba ignoravimą, kai kitas žmogus yra atsitraukęs arba tave ignoruoja, žmogus patiria emocinį persikrovimą ir išsijungia apskritai jokį ryšį, kad apsaugotų save. Tai čia galioja abiems pusėms. Tiek vyras gali norėti apsaugoti save nuo kažkokių jausmų. Galimai jis turi kitą kažkur moterį, jokių būdų nesakau, kad tai yra tiesa. Galimai jam nebepatinka šita moteris, atsibodo, viskas blogai, arba galbūt jis pats yra gyvenime labai nusivylęs ir taip tarsi psichologinis mechanizmas veikia, jog save bandydamas apsaugoti, jis nerodo ryšio su ta moterim, kad pats nejaustų vidinio skausmo, vidinio emocinio nesaugumo. Lygiai tas pats veikia ir antrai pusiai. Moteris, kai jaučia ignoravimą iš vyro, ji irgi atitolsta nuo to vyro, tarsi jis būtų ne jos vyras, netgi nesvetimas žmogus, netgi jaučia, kad jis gali būti tarsi priešas, kuris daro jai neigiamą įtaką. Kas beje yra tiesa, jis šiuo atveju patiria neigiamą įtaką iš šito asmens. Tai atsitraukimo ir ignoravimo faktų nereikėtų ignoruoti, nes tai yra vienas iš labiausiai santykius greunančių dalykų. Taip pat psichologai
teigia, kad išskiria tokį antrą dalyką, tai yra paniekos ženklai. Esate turbūt girdėję arba gal patys patyrę netgi kažkur santykiuose, kai jaučiam tarsi panieką iš partnerio. Kaip tai gali pasireikšti? Kartais partneris vis pradeda tave pašiepti labai, kažką kandaus pasakyti, tarsi nieko blogo nenorėdamas, bet kandžios frazės tarsi išlenda iš jo lūpų. Arba atsiranda erzulys, kiekvieną dieną susierzinimas dėl mažų smulkmenų. Pavyzdžiui, partneris nepastebėjo tavo šukuosenos, tu susierzini. Nes daug kartų taip jau buvo. Tikriausiai ne vieną kartą nebuvo pastebėta šukuosena, o ilgą laiką buvo ignoruojami tavo kūno pokyčiai. Ilgą laiką buvo ignoruojami tavo jausmai, tavo emocijos. Ir dar vienas iš tokių detalių, ką turbūt esat pastebėję gyvenime, kai žmonės varto akis, kai kažką tu jam pasakai, klausyk, ar galėtumėm kartu kažkur išeiti ir, ir vėl čia išeiti. Tas akių vartimas tarsi yra vaikiškas žaidimėlis, bet iš tikrųjų tai yra paniekos ženklas. Ir Jonas Gottmanas yra toksai mokslininkas, psichologas, kuris teigia, kad tai yra didžiulės nepagarbos išraiška. Tarsi žmogus nesąmoningai tai išreiškia, bet partneris tai jaučia tarsi panieką. Ir tai labai sustabdo visą dvasinį augimą. Tai labai sustabdo žmonių tarpusavio gražų ryšį. Ir kaip teigia John Gottman, tai panieka išreikšta iš vieno partnerio kitam partneriui. Jinai niekada nesuartins dviejų žmonių, jinai tik tai atitolins. Todėl labai atsargiai stebėkit, kaip vienas su kitu elgiatės, nes galbūt čia ne šitos moters istorija, bet galbūt jūsų kažkur istorija, kad jūs kartais nesąmoningai, kai jūsų vyras kažką pasako, jūs pavartot akis. Arba jeigu jūs esat vyras, jūs kažką maždaug ignoruojat savo moterį. Čia ir vėl tu gudruolė, viską geriau žinai. Tokie paprasti maži dalykėliai akumuliuojasi. Kaip mokslininkai teigia, jie susideda į krūvą ir vieną dieną sprogsta. Vieną dieną atrodo, kad dėl paprasto kažkokio netinkamai padėto rankšluosčio ar lėkštės mes susibaram. Tačiau iš tikrųjų tikrasis barnis, iš tikrųjų tikroji neapykanta, tikrasis atitolimas vienas nuo kito vyko tikriausiai jau labai ilgą laiką. Na ir trečias dalykas, kurį mokslininkai apibrėžia, psichologai labiau gal apibrėžia kaip labai smarkiai greunantį santykius, tai yra nuolatinis emocinis šaltumas. Kai žmonės laikosi šaltai vienas nuo kito, tai gali būti tarsi gynybinė reakcija. Jie patys gali patirti nesaugumą santykiuose. Žmonės gali jausti šitą šaltumą arba tyčia netgi iš savęs skleisti tą šaltumą, tarsi gynybinė reakcija į tai, kad patys nepatirtų skausmo. Labai keista atrodo, turėtų žmonės du suartėti, apsikabinti, turėtų vienas kitam teikti gražius žodžius, bet jeigu kažkas viduje jaučiasi labai nepatenkintas, labai skauda žmogui viduje dėl praeities ar dabarties kažkokių tai būsenų ar nutikimų, žmogus gali pats tapti labai šaltu. Būtent tam, kad savisaugos mechanizmas neleistų kūnui, neleistų organizmui reaguoti į bet kokius jausmus. Tai atsargiai, jeigu matote, kad atsirado labai smarkus emocinis šaltumas, kalbėkitės su savo partneriu. Ir kalbėkitės ne po metų dviejų, o tą pačią dieną, kai jaučiatės blogai. Nieko blogo nėra, niekas nėra per jautrus, jeigu tiesiog nori pasikalbėti su partneriu. Blogai yra tada, kada partneris jau nebenori su jumis kalbėtis arba kai jūs nebenorite kalbėtis. Tai visi šie trys apibūdinti veiksniai, visi šie trys dalykai didina emocinį atstumą tarp partnerių. Partneriai nebesijaučia saugiai ir labai smarkiai sumažėja pasitikėjimas partneriu. Mes tiesiog nebegalim pasitikėti tokiu partneriu, su kuriuo negalime suartėti ir būti artimi emociškai. Dar viena labai svarbi detalė, kurią ši moteris ne vieną kartą paminėjo. Jis būna mielas ir geras tik išgėręs. Čia yra dar vienas didžiulis red flagas, dar viena raudona vėliava, kuri sako, tavo santykiams yra labai blogai. Jokių būdų nesakau, kad čia reikia skirtis, bet būtinai sakau, jog čia reikia kažką tvarkyti. Ir tvarkyti reikia greit. Ką dabar reiškia, jog žmogus būna išgėręs ir tik tada jis būna mielas. Čia iš tikrųjų nėra tikras artumas. Jis nėra artimas tada, kada išgeria ir jis neatsiveria tikros širdies tik tada, kai išgeria. Tiesiog atsipalaidavęs žmogus pradeda tau kažką rodyti, nes galbūt atpalaiduoja savo jausmus ir emocijas tuo metu, galbūt tada nebejaučia įtampos. Man tai labai panašu, darau hipotetinę tik tai prielaidą, bet man labai panašu, jog šitas žmogus viduje, vyras šiuo atveju, turi labai daug skaudulių, nuoskaudų, nepasitikėjimo ir kitų didelių problemų. Ir būtent tos problemos užblokuoja artimą emocinį ryšį su moteriu. Tai labai svarbu būtų ne tai, kad padėti šitam žmogui, bet galbūt padėti surasti problemas ir jų sprendimus. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, žinoma, tik jeigu tas vyras nori, kas iš tikrųjų jam nutiko.
dėl ko jis taip elgėsi. Gal jis pervargo nuo tų važinėjimų į komandiruotės. Gal jis tiesiog pavargo nuo santykių. Gal jis tiesiog žaidžia azartinius žaidimus ir negali jums prisipažinti. Gal jis turi kitą moterį, apie kurią nekalba. Dėl to būtų visai neblogas paaiškinimas, dėl ko jis bendrauja su savo sūnum, tačiau nebendrauja ir nesuartėja su jumis. Gal apskritai turi savo galvoje kažką labai liūdno ar skaudaus, ką būtų galima išspręsti, kad žmogus nebebūtų toks šaltas ir nejautrus. Vėlgi alkoholis ir uždėjus šiek tiek alkoholio kūnui, kūnas atsipalaiduoja ir pradeda reikšti jausmus, kas reiškia, kad tas žmogus viduje nėra toks jau visiškai šaltas. Tiesiog jo kasdienybė yra tokia sunki, tokia pilka ir juoda, kad jis nebegali tų jausmų rodyti natūralioj, normalioj būsenoj. Tai šitoj vietoj reikėtų smarkiai išsiaiškinti. Tas toks netvarus trumpalaikis persijungimas iš nealkoholinės būsenos į alkoholinę irgi yra labai toksinis. Nes moteriai įsivaizduokit, kaip turėtų būti sunku, kai vyras 95% laiko elgesi neadekvačiai, negražiai, jokių jausmų, jokio ryšio, kaltinimai kažkokie galbūt, nebendravimas, neskambina niekada, kaip moteris paminėjo, ir staiga išgėręs jau pradeda prie jos lysti. Kiek moteriai turėtų būti sunku suprasti, kas čia dedasi. Tai aš visiškai vėl nekaltinu vyro ar moters, tačiau noriu pasakyti, kad šitos dalykus galima spręsti, o spręsti jos galima tik kartu. Dar norėčiau panagrinėti vieną labai svarbią vietą iš šito laiško. Kas būtų labai dar vienas svarbus įspėjamasis ženklas. Moteris rašė, cituoju, bijau palikti, nes jam bus sunku, gal aš padarysiu klaidą. Jau šita vieta labai smarkiai parodo, kiek jūs, kaip moteris, nemylite dabar savęs. Jūs galvojate jam, kad bus sunku, tačiau visiškai negalvojate, kad jau keletą metų jums yra sunku. Tai čia pirmiausiai mano patarimas būtų atsigręžti į save, rūpintis pirmiausiai šioje situacijoje savimi. Jeigu norite, padėkite savo vyrui, būtinai klauskite jo, kas jam nutiko, būtinai bendraukite gražia komunikacijos nesmurtinė forma, tačiau pirmiausiai rūpinkite savimi, o negalvokite, kas bus jam, jeigu aš jį paliksiu. Jūs galvokite, kas bus jums, jeigu jūs liksite su partneriu tokiuose santykiuose. Tai arba šitą santykį reikia spręsti, bet pirmiausiai spręsti reikia pradėti nuo savęs. Tai panašu, kad moteris labiau rūpinasi netgi ne savo emocijomis šitame toksiškame santykyje, o labiau jo emocijomis ir kaip jis jaučiasi. Ir tai vėlgi rodo, kad šitos moters savivertė yra žemai kiek tik įmanoma. Moteris negerbia, nevertina savęs, taip labiau vertindama partnerį, kas vėlgi santykiai yra labai neteisinga. Nes kai psichologai ką teigia, kai vienas partneris tai yra čia pagal savivertę ir savo reikšmę šeimoje arba vertę, o kitas čia, santykis yra nelygiavertis. Ir jis niekada negalės būti gražus, kol partneriai nebus lygiaverčiai. Taip, galbūt vienas daugiau uždirba, kitas labiau rūpinasi vaiku. Gal vienas ten daugiau laiko praleidžia su darbu kažkokio reikalais, kitas namuose prie puodų, indų ar tvarkymo. Gal vienas darbė uždirba daugiau, kitas mažiau. Tačiau visada, jeigu santykė nesijaučia partneriai vienodai lygiaverčiai, jeigu nesijaučia partneriai lygiavertiškai saugus, šitas santykis yra pasmerktas griuvimui. Todėl jį reikia taisyti kuo greičiau, kitu atveju bus neįmanoma tokiam santykiui gyventi. Ką moteris tokioje situacijoje turėtų daryti? Keli paprasti žingsniai, ką reikėtų daryti. Tai kaip jau minėjau anksčiau, pirmiausia atsigręžti į save ir skirti visą dėmesį pirmiausiai savo. Meilė savo, savivertės stiprinimas, mokėti aiškiai komunikuoti su partneriu, kad suprasti jį, dėl ko jis taip elgiasi. Nes jeigu jūs nežinote, dėl ko jis taip elgiasi, keista, bet per keletą metų, kai žmogus artimas, žmogus elgiasi šitaip nepagarbiai, be jokio emocinio artumo, be švelnumo ir jūs nežinote to priežasčių, jau kažkas yra smarkiai tikrai sutrikę jūsų bendroje komunikacijoje. Todėl pirmiausia reikėtų mylėti save, skirti laiko savo, negalvoti šiuo metu, bent jau negalvoti apie partnerio jausmus, o galvoti apie savo pirmiausia jausmus ir emocinę vidinę būseną ir tik tada bandyti aiškiai, teisingai komunikuoti su partneriu, kas vis dėlto čia nutiko. Jeigu reikia, skirkit laiko savo, miegokit atskirai, jeigu reikia, jokių būdų neprivalot miegoti kartu, jeigu jūsų kūnas nuo to net sustingsta ir jaučiasi blogai. Labai svarbu būtų grįžti į save. Galbūt tai būtų rytiniai ritualai, gal kažkokia terapija, gal meditacija, ramybės laikas, nusiraminimas, galbūt išsikalbėjimas su specialistais, psichoterapeutais. Būtina grįžti į save. Toks būtų verdiktas. Dar labai svarbus dalykas – netgi sumažinti kontaktą su tuo žmogum. Jeigu žmogus nerodo jokio noro kontaktuoti ir bendrauti su jumis, tikriausiai turėtume tai padaryti ir jūs.
ir jūs turėtumėt ne tai, kad keršydama, bet nebendrauti su žmogumi, kuris su jumis nebendrauja. Nerodyti pagarbos didelės žmogui, kuris nerodo pagarbos jums. Tai toks dalykas, visą tai apibendrinu, sakyčiau, grįžti į save. Antras labai svarbus dalykas - sustabdyti bandymus taisyti santykius dabar ant karštųjų. Pirmiausia, nerašinėti be reikalo, nebandyti perkalbinėti, nesistengti viską daryti dar labiau. Nes jūs klausėte, ar reikia čia dar labiau man rašyti jam? Ne, nereikia. Jeigu žmogus jums nerodo dėmesio, galbūt pirmiausiai svarbiau yra jūsų nervų sistemos būklė, jūsų nervų sistemos ramybė, jūsų emocinė būsena ir tik paskui bandyti taisyti situaciją. Tai pirmiausiai pasirūpinkit savim. Dar labai svarbus dalykas - objektyviai įvertinti savo vyrą. Įvertinti ne ar aš myliu jį, ar kaip čia yra, o ar apskritai šitas partneris tinkamas partnerystei. Ar apskritai šitas žmogus gali dar su manim sukurti emocinį ryšį. Ar aš galiu apskritai kažkada dar jausti saugiai su šito vyru. Ar aš jaučiausi saugiai su juo ir kas nuo to pasikeitė. Mums labai svarbu įsivertinti, ar šitas žmogus apskritai benori tęsti kažkokį ryšį. Kitu atveju jūs gyvenate visiškoje iliuzijoje. Nes taip, aš žinau, kad jūs norėtumėt galbūt su šito partneriu, gal norit viską sutaisyti, galbūt aišku vaikutis dar daug kas duoda, nes norėtumėt turėti tėtį namuose. Tačiau jeigu partneris negeba to daryti, aš nesakau, kad taip yra, bet jeigu išsiaiškinate, kad jis nebesugeba to daryti, kuo ilgiau jūs gyvensite iliuzijoje ir nieko tame nekeisite ir būsit su partneriu tokiame toksiškam santykiai, tuo labiau jūs pakenksit savo emociniam vidiniam stabilumui. Todėl labai svarbu įvertinti objektyviai savo vyrą, ar jis iš vis yra gabus sukurti brandų emocinį gražų ryšį su jumis. Dar labai svarbu stebėti, ar partneris deda bent kokias pastangas į tą santykį. Panašu iš jūsų parašymo, kad partneris bendrauja tik su vaiku ir visiškai nebendrauja su jumis. Panašu, kad jis nededa jokių pastangų į šitą santykį, o santykis niekaip negali susikurti iš vieno žmogaus. Santykis turi turėti bent du žmonės. Tai šiuo atveju panašu, kad kuriate santykį viena, o jūsų vyras galimai neprisideda niekaip prie šito santykio, jeigu rašote tai, ką rašote. Todėl atkreipkite dėmesį, ar vis su šito partneriu dar galima kažką daryti. Na ir pagrindinė žinutė jums, kurią noriu pasakyti. Jūs nesate beprotė. Jūs nesate per jautri. Jūsų kūnas pavargo ir jūs emociškai išsekote nuo nesaugumo jausmo, nuo šilumos stokos. Ir pirmiausia, ką jūs turite padaryti, atstatyti savo stabilę emocinę būseną. Tada, kai tai padarysit, tada išsiaiškinkite, ar tas partneris apskritai nori dar likti su jumis, ar gali likti su jumis ir ar geba būti emociškai stabilus. Ir tik tada galvokite apie gražų santykio kūrimą, kai atstatysit save. Na ir pabaigai, ne tik jums, kas rašėte šitą laišką, bet ir kitiems žmonėms, kurie turit panašių problemų, norėčiau pasakyti dar kartą, jog tokie santykiai yra pakankamai dažni. Jokių būdų neteisino, kad taip turi būti, taip neturėtų būti ir toks toksiškumas niekaip negalėtų būti iš mano pusės pateisinamas. Todėl, jeigu jūs jaučiat, kad turi tokių panašių problemų, būtinai parašykit man laišką, būtinai parašykit, kaip jūs jaučiatės, būtinai parašykit savo istoriją, kaip ir matot, anonimiškai pabandysiu atsakyti vis daugiau tokių istorijų, nes tikiu, kad tai gali būti naudinga tau, tavo draugams, tavo artimiesiems tam, kad pagerintumėt savo ryšį su savo žmogumi. Dar labai norėčiau atkreipti dėmesį į kelias detalės, kad va toks ignoravimas ir emocinis šaltumas yra labai žalingi. Kartais žmonės riejasi, šaukia vienas ant kito, tačiau greit susitaiko kitą dieną ir tai nėra netgi taip toksiška kaip visiškas ignoravimas. Kai visiškai šaltai partneris elgiasi su jumis visą laiką, tai gali būti daug skaudžiau jūsų emocijoms negu kažkokie pasiriekavimai kasdieniniai. Aišku, pasiriekau šeimoje irgi nėra būtina, bet galima kartais, jeigu reikia išspręsti ir jeigu po to mes padarom išvadas ir išsprendžiam tam tikrą problemą. Dar vienas labai svarbus dalykas - stebėkit savo kūną. Kūnas niekada nemeluoja. Jeigu kaip ši moteris minėjo, kad kūnas yra įsitempęs kaip styga, tai santykiams signalizuoja, jog jie yra labai nesaugus. Kūnas nėra melagis. Mes jeigu jaučiame įtampas kūne, jos neatsirado šiaip savo. Jos atsirado kažkur iš mūsų elgsenos, kažkur iš išorės, bet jos atsirado iš mūsų esamos situacijos. Todėl jeigu jūsų kūnas įsitempia, stebėkite tuos signalus, neignoruokite jų, nes kažkur yra problema. Na ir svarbi žinutė šitam kontekste, kad artumas atsiranda tik tada, kai abu partneriai dalyvauja to artumo kūrime. Todėl kurkit labai gražų ryšį, bendraukite tarpusavyje, kurkit gražius santykius ir būkit laimingi. Na ir lauksiu jūsų laiškų.
Pasidalinkit šitą filmuką su savo draugais, jeigu jaučiate, kad jiems jis yra naudingas. Na ir būtinai parašykite komentarą, ką jūs jaučiate, kaip jūs jaučiatės savo santykiuose. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Reikia eiti nuo kompiuterė.